nusileisti ansamblį iš viršaus. Tikrai to žodžio prasme, netiesioginė. Ir paprašysim juos pagiedoti. Dabar pakalbinsiu ansamblio vadovą Vidmantą Budreckį. Vidmantai, koks tavo santykis su tėvu Stanislovu? Ar tai, kad tu esi vadovas choralų, ar tai kažkokį tiesioginį tu turėjai ryšį su juo? Ir gal tu galėtum truputėlį papasakoti apie tai? Labas vakaras visiems. Iš tiesų, džiaugiuosi galimybę pažinęs tėvą Stanislovą. Keletą kartų buvau, ir čia matau, yra Irena Kačinauskaitė kažkur. Taip, vieną kartą kartu net keliavom, suorganizavus autobusą, žodžiu, keliavom iš Klaipėdos. Ir, kaip minėjau, šitam pasakojime, tėvas Stanislovas iš tiesų įsigyveno Paberžėje, jau kas esat buvę Paberžėje, tai yra užkampis. Iš tiesų, ten privažiavimas tik žvyrkeliais ir atrasti iš tiesų gana sudėtingai buvo nutrimtas į užkampį, labai didžiulį užkampį. Bet paskui, kaip jis pats minėjo, keliavo čekistų išvaryti klierikai ir žmonės ieškantys gyvenimo prasmės, filosofai, nesuprasti šio gyvenimo, ypatingai tikėjimo žmonės. Ir ne tik, jis minėjo apie estus ir noriu tokį vieną faktą paminėti, čia tikrai istorija yra.
sovietmetyje, buvusi Sovietų sąjunga, buvo toks ansamblis, kuris egzistuoja ir dabar, Hordos muzikus, estų ansamblis. Ir jie atliko senąją muziką ir būtent ankstyvąją muziką ir būtent ankstyvoji muzika, pati seniausia muzika yra grigališkas choralas, kurį mes giedam. Ir jie sužinojo, kad kažkur tai ten miškuose, kažkokiam užkampyje, žodžiu, Lošinė yra šitas tėvas Stanislavas vienuolis, kuris, aišku, praėjo vienuolinę formaciją dar nepriklausomai Lietuvoje ir jisai visą laiką buvo giedantis. Ir būtent to ansamblio nariai atvažiavo pas jį, gyveno savaitę, gal ir ilgiau, kad mokytų supratimo, kaip reikia giedoti grigališką choralą. Tai jau tokia viena iš tokių istorijų. Dar kitas, mano paties asmeninis įspūdis, mes kartu su žmona tada važiavom, prisimenu vieną kartą. Tai visą laiką tėvas Stanislavas giedodavo. Čia šitam įrašė yra vargonininkė, bet dažnai būdavo, kad nebūdavo nieko, jisai pats eina ir gieda. Dalina komuniją, gieda, Corpus Christi, gieda toliau, Corpus Christi. Krikštas vyksta, vėlgi gieda Šventai dvasiai himną, mes ką tik pagiedom vieną iš jų mėgstamiausių giesmių, vieni Sancti Spiritus, vieni Creator Spiritus. Ir dar vienas toks liudijimas mano paties asmeninis, tai aišku, aš žinau tą istoriją su Hordos muzikos ansambliu ir žinau, kad pirmieji choralistai, kai tapo nepriklausoma Lietuva, kurie būrėsi Kazimiero koplyčioje arkikatedroje ir po to Kaune atsirado grupelė, tai jie važiavo taip pat pas tėvą Stanislavą, kad kažkiek tai pažintų grigališkų giedojimo, supratimo, kad jį gautų. Lygiai taip pat ir mano buvo noras kažkiek tai suartėti su juo, bet kaip minėjo gerbiamas filosofas, kad jis iš tiesų buvo per savo amžių labai daug turbūt iškalbėjęs, išpasakojęs, tai tas santykis su juo buvo iš tiesų toks broliškai tėviškas, jis sėsdavo jo celėje, žodžiu, ir jisai tiesiog, ar tu žinai tą giesmę, ten Deus meus, ir jis užgiedodavo, žodžiu. Ir kai kuriuos įrašus, net nežinau, esu matęs per LRT, kad jisai dažnai gieda. Ištraukos tokios, jis yra giedantis. Galbūt ne viską tiksliai ten gieda, kaip turi būti, bet iš daug iš atminties gieda. Ir ta vieni Sancti Spiritus, vieni Creator Spiritus ir Deus meus. Tai būtent atėjus į celis, tiesiog jis nebuvo kaip mokytojas, kuris savo mokintų, bet iš tiesų jis galbūt ir buvo ir nuo gyvenimo pavargęs, ir nuo tų lankytojų gausos, kurių iš tiesų jisai priimdavo labai daug. Ir ieškantys žmonės, daugomis buvo tiesiog dvasios tėvas, kaip dvasininkas ugdytojas. Tai tas įspūdis iš tiesų didžiulis, bet didžiausias įspūdis tai, kad jis pats eidavo ir giedodavo ir liturgijos metu, nes nebuvo kas jam patarnauti. Tokie įspūdžiai prisiminimai tėvas Stanislavas.